Kaip dėstytojai vertinti studentus ir peržiūrėti keltas bylas ir atliktus testus ir kažkokius užduotėlius. Aišku, matom istoriją, kad tokį paskutinį kažką tai pateikė gera studentė. Taip, einam į įvertinimai presettings ir matom mūsų vertinimo kategorijas, tai yra pavadinimus, egzamino testas ir tinklo projektus. Matom tos studentus, kuriuos mes patys įtraukiam, tuos 2 įtraukiam rankiniu būdu, o studentė buvo prisiregistravusi pati su slaptažodžiu. Yra egzamino testas, pavyzdžiui, pirmas dalykas, ką atliko studentė, ir tiesiog yra paieškos ženklelis ir tiesiog mes dabar pasižiūrėsim, ką jinai padarė. Matom, pirmą atsakymą buvo nežinau, antrą parašė taip, vienodo rango, bet kadangi čia yra atviras klausimas ir kompiuteris jau negali taip paprastai paskaičiuoti balo, tai mums reikia ką, pakomentuokite arba pakeiskite pažymį. Tai vat iš balo aš duodu, tarkim, 0,5, nes iš tikrųjų truputėlį mažokai ir parašau komentarą. Tik išvardinote, tačiau neapibūdinote sąvokų ir tipų, nes buvo reikalauta. Ir tarkim, duodam pusę. Išsaugoti. Taip, toliau. Kaip matom. Čia viskas tvarkoja, balas užsidėjo, čia irgi balas užsidėjo. Baigti peržiūrą. Ir grįžę į įvertinimai. Meniu mes matom, kad kadangi vienas buvo neteisingai atsakytas, vienas balas prasiranda, pusę balo prasiranda dėl to, kad aš kaip dėstytojas daviau pusę balo už atsakymą į klausimą ir jis turi tik tai tiek. Tik tai tiek įvertimą 2,50. Kaip tikrinti tinklo projektą? Spaudžiam tinklo projektas. Ir tada peržiūrėti, įvertinti visus darbus. Žiūrim, kad nepateikė, matom, gera studentė pateikė, aš galiu pasiimti, paskaityti, ką jinai parašė, matom datą, kada padaryta, yra mygtukas įvertinimas ir galim vertinti. Paspaudžiam čia, iš 5, tarkim, viskas gerai, duodu 5 balus ir galiu parašyti. Labai gerai atliktas darbas. Išsaugoti pakeitimus. Tada grįžtam savo dalyką, įvertinimai. Ir matom, užsiskaitė 5 balai, kiek aš buvau jai priskyręs. Ir bendroji sumoje šios studentės kaupiamasis balas yra 7,50. Tai yra iš 2 kaupiamų jis darė bendrą, kurso įvertinimą 7,50. Tai galima falinti 8.